Kokius ledus rinktis, kai lentynos lūžta nuo jų? Aš teikiu pirmenybę ledams, kurie yra sorbetai, kurių pagrindą sudaro būtent vaisiai. Jų būna įvairiausių skonių. Visi ledai, kurie yra su pieno produktais, turi savyje didelį kiekį kalorijų. Gali būti perteklinės kalorijos, kurios nepalankios mūsų sveikatai. Veganiški ledai gali būti tinkami tiems, kurie netoleruoja pieno produktų arba jų nevartoja dėl sveikatos problemų ar alergijos pieno baltymui kazeinui. Rinkis veganiškus ledus, bet juos vartok taip pat saikingai. Tai nėra kasdieninis maisto produktas, bet aš, kaip ir minėjau, teikiu pirmenybę būtent sorbetui, ne šerbetui, kuris pagrindas sudarytas iš vandens, bet sorbetui, dėl to, kad jame yra daugiausiai vaisių. Jeigu patiko mano patarimai, spausk like, komentaruose rašyk daugiau patarimų ir aš pasidalinsiu su tavim naujausiam rekomendacijom, kaip įsirinkti atsakingai maisto produktus, kad išsaugoti sveikatą ir sulieknėti, bei išsaugoti normalų kūno svorį visą gyvenimą. Sek mane, bei prenumeruok naujienas, sveikatai palankus, sužinok pats pirmas mitybos rekomendacijas skirtas tau.